O kaip šiuo metu dabartiniu laikotarpiu gyvena religinė fanatikė iš Kupiškio miesto, Vida Pribeldaitė Lajūnienė. Būdama pati labiausiai aktyviausia Kupiškio bažnyčios bendruomenės narė, šioji davatka Vida šiemet ėmėsi pati vadovauti parapijos namuose surengtai dieniniai bibliniai vaikų vasaros stovyklai Vaikeli, eik su Jėzumi. Tuo pačiu prisiimdama savo itin daug atsakomybės. Į šią biblinę stovyklą Kupiškyje susirinko itin daug įvairaus amžiaus vaikų, o Vida Lajūnienė stengiasi juos visus užimti įdomią veiklą, kaip tik begalėdama. Pagrindinė Vidos stovykloje išreikšta mintis yra tokia: reikia visus vaikus jau nuo pat mažiausių jų dienų kryptingai pratinti prie Biblijos tekstų skaitimo, kad tai taptų jų mėgstamiausia viso gyvenimo knyga, kaip kadaise buvo man pačiai. Reikia atitraukti vaikus nuo visokių ten plastikinių lėlių ir žaidimų konstruktorių ir atvesti juos prie Dievo ir Biblijos. Apsupta prie parapijos namų viso būrio vaikų, davatka Vida jautėsi tikrai reikšminga ir svarbi, davė vaikams daug visokiausių užduočių ir nupiešti apaštalus, pasakoti apie savo santykį su tikėjimu, giedoti giesmes, žaisti krepšinį ir valgyti kieme pačių susineštose vaišėse. Veiklos buvo tiek daug, kad karštą dieną Vidai teko net ir prakaitą nuo savo kaktos braukti, bet ji nuovargiu nė kiek nesiskundė, o netrukus čia atėjęs pats klebonas Mindaugas ją tuoj užkalbino ir net pagyrė taip gerai stovykloje tvarkantis. 2022 m. Liepos 2 diena. Vidos Lajūnienės aprangos aprašymas. Ta alinančiai karštą 2022 m. Liepos 2 popietę Vida Lajūnienė atrodė itin ryškiai ir išsiskiriančiai. Ji dėvėjo lengvą, ryškiai mėlynos spalvos suknelę, papuoštą stambiais juodais apskritimais. Suknelės apykaklę ir pečių liniją puošė banguoti raukiniai, suteikiantys jos išvaizdai tradicinio, šiek tiek senamadiško griežtumo. Kadangi saulė spigino negailestingai, o įtampos ir lakstymo su vaikais netrūko, Vidos kūnas buvo tiesiog pasipylęs stambiais prakaito lašais. Vienoje rankoje ji tvirtai spaudė rudą dokumentų dėklą su prisegtais stovyklos popieriais, už kurio buvo užkištas ir nuosavas išmanusis telefonas. Kita ranka ji prie degančios kaktos spaudė ryškiai rožinę skarelę, kurią vis braukė netelpantį prakaitą. Vidos ir klebono Mindaugo pokalbis. Klebonas Mindaugas prieina plačiai šypsodamasis, susidėjęs rankas ant pilvo: gerbiamoji Vida. Sakykite, kaip sekasi jums vadovauti vaikų stovyklai? Ar nepavargote nuo tų visų darbų? Žiūriu į jūs, jūsų tą mėlyną suknelę ir galvoju, tikra mūsų parapijos puošmena ir dvasinis ramstis tokią karštą vasaros dieną. Vida Lajūnienė karštligiškai valosi kaktą rožinę skarelę, akys įtemptos, bet pilnos uolumo, o tėveli, jaučiuosi taip pakiliai ir dvasingai, vaikams vadovaudama. Truputį nusiplūkiau, tiesiog srovelė sūrus prakaitas bėga per veidą, bet tai niekis. Eilinis dalykas karštomis dienomis. Gera būti su vaikais. Šitas karštis yra niekas prieš tą dvasinę sausrą, kurioje gyvena dabartinis jaunimas. Jiems tik tai visokie smurtiniai kompiuteriniai žaidimai daugumoje galvoje, o ne Dievo žodžio paieškos. Ką padarysi, tokie jau laikai atėjo. Klebonas Mindaugas, tikra tiesa, Vida. Jūsų prisimta atsakomybė su stovykla Vaikeli, eik su Jėzumi, yra tiesiog stebuklas. Kupiškio bažnyčios bendruomenė seniai dar nematė tokio aktyvumo. Mačiau kieme jie ir giesmes gieda, ir piešia kažką įsijautę. Jūs darote didį darbą. Vida Lajūnienė mojuoja laisvą ranką, rodydama į kiemą: taip, tėveli Mindaugai. Daviau jiems užduoti nupiešti apaštalus, vėliau kiekvienas turės garsiai pasakoti apie savo asmeninį santykį su tikėjimu. Mano pagrindinė mintis stovykloje, kurią jiems kalu į galvas, yra tokia: reikia visus vaikus jau nuo pat mažiausių jų dienų kryptingai pratinti prie Biblijos tekstų skaitimo. Tai turi tapti jų mėgstamiausia viso gyvenimo knyga, kaip kadaise buvo man pačiai. Klebonas Mindaugas, geras ir gilus tikslas, Vida. Šiais laikais sunku vaikus sudominti šventuoju raštu. Vida Lajūnienė griežtai suima dokumentų dėklą, patikėkit, ir aš tai labai puikiai žinau. Taip yra, nes juos sugadino tie visi modernūs niekalai.
Reikia žūtbūt atitraukti vaikus nuo visokių ten plastikinių lėlių ir žaidimų konstruktorių, nuo brutalumo pilnų kompiuterinių žaidimų ir tiesių taikymų atvesti juos prie Dievo ir Biblijos. Todėl aš čia juos ir spaudžiu, va, liepiau giedoti, dabar piešia, o kad neįsilakstytų, leidau kieme krepšinį pažaisti. Po to visi valgysime čia pat, ant suolų, pačių susineštas vaišes. Kontroliuoju kiekvieną šių nepilnamečių žingsnį. Klebonas Mindaugas, nuostabu, tiesiog nuostabu. Jūs Kupiškyje esate kaip gyvasis pavyzdys. Matyti jūs taip tvarkantis, net ir braukiant prakaitą saulėkaitoje, yra tikras džiaugsmas mano širdžiai. Viešpats mato jūsų pastangas, Vida. Nenustokite degti tą ugnimi. Vida Lajūnienė, atsidūsta, vėl priglaudžia rožinę skiautę prie kaktos, nepergyvenkite, tėveli, nuovargiu nė kiek nesiskundžiu. Kol turiu jėgų, Kupiškio vaikai plastikinių žaislų negarbins. Jie išmoks garbinti tik su bažnyčia susijusius šventus dalykus, pamatysit.